Svorio testingas, nes ir... Skauda petį? Aš su dviračiu pirkęs ir ta prasme... Tai va, Kiprui skauda petį, bet jisai darė, pasakė, kad nedaryt. Šitą iškirpsim. Su Kipru bandysime padaryti jėgos treniruotę ir artėjant pavasariui akcentuosime fizinį pasirengimą artėjant rakečių sportui ar kitiems lauko sportams. Jo, iš tikrųjų tiek padelis dabar labai populiarėja ir jėgos treniruotę atliekant salėje galima kažkiek tų aspektų prijungti ir su padeliu. Apšilimą pradėsim nuo bėgimo takelio, tai labai yra svarbu širdies ir kraujagyslių sistemą paruošti darbui ir toliau eisim prie dinaminių tempimų ir toliau jėgos treniruotės aspektus lavinsim. Tai to eisim prie specifinės pramankštos, labiau dinaminius tempimus, nes, kaip žinom, statiniai tempimai nėra rekomenduojami prieš fizinį krūvį. Ir po to galbūt dar parodysim mum specifinių pratimų apšilimo metu, kurie galbūt kažkiek su rakečių sportu susiję. Tai dabar atliksime kelis apšiliminius pratimus, tai labai puikus pratimai pradedant žaisti padelį, apšilt, darant apšilimą ar jau turint kažkokią traumelę, jeigu skauda pečius, tai kiekvieną dieną galima pasidaryti rotacinius pratimus. Tai turime mes gumas, 2 gumas, tai aš savo silpnesnę renkuosi, man labiau patinka padaryti su silpnesnė guma, tampresnė guma daugiau pakartojimų, negu su stipresnė guma mažiau. O tau, Kiprai, tu stipresnis, tai tau stipresnę duosime. Gumos iš tikrųjų yra labai naudingas dalykas, nes jos neužima daug vietos ir labai yra pakankamai nebrangios, tai galima tik tiesiog nusipirkti, naudoti namuose, treniruotėse, kažkur tai užsidėti nebūtinai ant švediško senelės, galima tiesiog ant durų rankenos, jo, tai šitas yra labai naudingas aspektas. Tai Kiprai pradėsime tada nuo kojų ir akcentuosime kojų galą, tai dvigalvių šlaunies raumenys, sėdmenys. Kadangi žaidžiant padelį, esu susidūręs, kad žmonės kenčia kelio skausmus, nes padelį žaidžiant yra tokia stovėsena, kur dirba aktyviai įsijungia keturgalvis ir paskui aktyviai jo neišvaluojant, nepratempiant, atsiranda kelio skausmai. Tai yra didžiulis disbalansas tarp dvigalvio ir keturgalvio raumens. Tai akcentuosime galą. Jo, iš tikrųjų labai geras pastebėjimas ir ko gero, kai daromi tyrimai, pavyzdžiui, biodekso metu, kai matuojama jėga keturgalvio ir dvigalvio šlaunies, tai santykis būna dažniausiai keturgalvio naudai ir tikrai yra naudingas saliai. Ko gero, saliai tas fizinis pasiruošimas yra toks svarbus, kad aktyvinti tas dalis, kurios yra galbūt sporte netaip išnaudojamos. Tai nuo to ir pradėsim, kad aktyvinam labiau silpnesnės grandis ir po to galbūt eisim prie kitų pratimų. Taip. Porą serių padarysime. Ką tokį? Po porą serių ir po vieną. Jo, po porą serių. Ar visą pilnai tokia trenkant darom kalą? Kaip jau jaustusi. Davai, kalam. Tai va, jokio feiko, viskas tikroviškai čia veiks šiandien. Apšilimai čia. Jo, perspėjom, čia tik apšilimui. O galim pasibėti, pas Tomo nugarą labai gera tiesi. Per kelių šiek tiek sulenkta tam, kad sėdimasis nervas nebūtų pertemptas. Žodžiu, technika ideali, kaip sakant. Net ir patyrusiems sportininkams verta nusifilmuoti, kaip atliekamas pratimas, nes ilgainiui gali pasimiršti visą techniką, o pasižiūrėti save iš šono visada yra gerai. Jo, Tomas, kaip matom, remiasi labiausiai kulnais, tai kad dar labiau suaktyvintų užpakalinę grandį visą.
nugara neutrali, kaip matom, ir galva leidžiasi kartu su kūnu, kad išliktų neutralus kaklas, nes daug kas, matom, atrodo daro taisyklingai, bet kaklą užrečia. Tai čia irgi, galima sakyti, kažkiek papildomas judesys per stuburą. Jo, iš tikrųjų, su Tomu dabar įsispirsim iš batų. Dėl to, kad mūsų abiejų avalinės yra gan tokios gal bėgimui pritaikytos, jo, ir su didelė platforma, kuri teikia šiokio tokio nestabilumo. Stabilumas labai svarbu yra jėgos treniruotės. Arba su tam specialiais batais daryti šitus pratimus. Jo, vienas iš dviejų. Gerai, tai einam prie darbo tada. Toliau tęsiam bulgariškais įtupsais. Kartu su užpakalinė grandim įsijungs labiau ir priekinė dalis, keturgalvis šlaunies raumuo, kas yra, aišku, tiek rakečių sporte labai reikalinga. Nes daug tokio įtupimo veiksmo vyksta, daug stabdymo jėgos, turi sugerti keturgalvių šlaunies raumuo, tai jį vystyti irgi yra labai svarbu. Būtinai svorį perkelkime į kulną priekinės kojas, tada įsijungs sėdmuo ir dvigalvis šlaunies raumuo. Perneštume svorį į priekinę pėdos dalį. Iš karto įsijungia keturgalvis raumuo. Šitą pratimą taip pat galima daryti ir namie, atsirėmus į padėjus koją bet kur, ant sofos, ant fotelio ar ant paprasto suoliuko. Ir kaip mes be viršutinės kūno dalies bazės yra pristraukimai, apimantis daugiau negu vieną raumenų grupę pratimas, aktyvuojantis labiausiai nugaros plačiausiai raumenį ir kartu dvigalvį žąsų raumenį. Taip pat ir peties stabilizatorius, kažkiek mentės stabilizatorius, todėl naudingas pratimas visose sporto šakose, kur naudojama viršutinė kūno dalis. Bandom akcentą taikyti nugaros plačiausiam raumeniui, bet taip pat įsijungia ir dvigalvių žąsų raumuo. Kiek padarai pristraukimų? Visus? Easy. Ačiū, ne. Dino sumėsino kalbelį nebesijungia. Tai toliau mes su Tomu atliksim priekiniai grandžiai bazinį pratimą. Tai yra dipsai lygiagretėse. Aktyvuosim didįjį krūtinės raumenį ir trigalvių žąsų raumenį, kažkiek ir pečių. Priekinė dalis įsijungia ir, aišku, petį stabilizuojantis pratimai. Stengsime leisis į priekį, pavirtę, apkrauti krūtinės raumenės skaidulas labiau. Dilbiai turėtų būti statmenai grindų atžvilgių, kad nepavirtę nei į vieną, nei į kitą pusę. Darant spaudimą į viršų pečiams, atsistojus būtina akcentuoti tai kūno padėtį ir aktyvinti stipriai pilvo presą, kad nebūtų išsiritimo nugaroje. Darant atskirai svorius, ne tik su štanga, tai žymiai labiau apskrauna peties stabilizatoriai, nes išlaikant svorį virš galvos reikia jį stabilizuoti. Tai todėl naudinga kartais, kaip ir pastebim, pavyzdžiui, jeigu darom su kokį 15 kg, taip, tai su štanga mes galėtumėm daugiau padaryti. Daugiau negu su 30. Jo, daugiau negu 30 kg, bet tai yra dėl to, kad tiesiog stabilizatorių kažkiek darbo reikalaujantis mažiau pratimas. O kadangi rakečių sporte tai yra ganėtinai svarbu, todėl darom atskirai po vieną ranką su šiek tiek mažesniu svoriu, bet apkraudami papildomas struktūras. Jo, norint išlaikyti simetriją.
Tai perėjo maždaug didžiasias raumenų grupės, eisim prie liemens raumenyno, kuris ypatingai svarbus. Pirmas mūsų pratimas bus fermerio pasivaikščiojimai, Ūkininko pasivaikščiojimas. Jo, tai pasimsim su gyra, ne? Bulvių maišų. Su bulvių maišu dideliu, 32 kg pas mus yra paimta šį kartą. Tai šitam pratime mes akcentuosim jėgos suėmimo. Gripas tas vadinamas. Gripas jo, jėgos ištvermę galbūt, nes irgi ilgesnį laiką vaikščiosim. Tai yra svarbu rakečių sporte, nes, kaip žinom, irgi reikia raketą laikyti ilgą laiką. Stipriai vargsta dilbio raumenis. Ir tuo pat metu mes eisim laikydami pilvo raumenį, liemens raumenyną vienodai įtemptą, kad nebūtų jokių pasvirimų, tai toks ir antirotacinis veiksmas. Jo, tai darome antilenkimas, tai yra tiksliau, nes nesilenkiam, o laikomės tiesiai. Jo, dviem atskirom rankom, kad aktyvinti abi dvi pusės. Jo, kad kairė neatsiliktų nuo dešinės. Taip. Mes tikrai žaidžiant vieną pusę, matom, dažnai ateina pas mus sportuojantis su dideliais disbalansais tarp kairės ir dešinės pusės. Tai salė yra puikiai terpė tam sumažinti, eliminuoti. Tai atkreipiam į dubens poziciją, kad jinai būtų kiek įmanoma vienodesnė, liemuo aktyviai sutrauktas. Ir taip einam, gan lėtai. Nu, koks tu ūkininkas, parodai. Jo, klubai vienoj linijai. Šis svorio testingas, nes ir... Tomas eina išlaikydamas dubenį tiesiai, kiek įmanoma stabiliai. Skirtumų tarpusių ne per daugiausiai, stengiamės irgi laikyti, kad liemuo nepalinktų nei vieną, nei kitą pusę einant. Išlaikant žingsnio ilgį vienodą. Puikiai. Iški geriau šį kartą. Ir atrodo, nėra sunkus pratimas, bet nepersisinkit su svoriu. Tai dabar eisim toliau prie preso. Tai kojų kėlimas galima atlikti tiek lygiagretėse, tiek ant skersinio. Jeigu neturit peties kažkokių aktyvių traumų, rekomenduoju daryti ant skersinio, jeigu galite išsilaikyti. Tai puikia priemonė prevencijai peties skausmų, nes taip kabant padidinam tarpą tarp akromioklaviculinio sąnario ir taip supraspinatus raumens sausgyslė turi daugiau erdvės judesiam, kurie būna dažniausiai atliekami virš galvos. Tai rakečių sporte ypatingai svarbu yra. Tai Tomai, kadangi neturi peties traumų, galima bandyti. Tai pratimo metu ne tik kojas keliam, bet ir bandom dubenį pasukti, kaip Tomas dabar atlieka, nes aktyvus lenkimas per liemenį ir sutraukia daugiausiai pilvo raumenį, tai yra rectus abdominis, pilvo tiesusis raumuo. Jeigu mes tik kojas kelsim per klubo sąnarį, tai mes daugiau apkrausim klubo lenkėjus, o pilvo raumo dirbs tik izometriniu režimu, tai nekeisdamas jo ilgio, raumens ilgio. Gerai čia. Labai gražiai padarai. Kipras daro pavyzdingai visiškai. Geriau nematęs, Kiprai. Skauda petį? Aš su dviračiu pirtęs ir ta prasme... Tai va, Kiprui skauda petį, bet jisai darė, pasakė, kad nedaryt. Šitą iškirpsim.